dažnai galvojame apie finansinę paramą, bet galbūt yra svarbi arba net svarbesnė kita parama. Finansinė parama yra svarbiausia, nes būtent iš to ir gyvena nevyriausybinės organizacijos. Gal prisimenate kokį momentą, kai pagalvojote, oho, čia mes tikrai kažką pakeitėm? Organizacijos, kurios tai daro hands-on, tarkim, tai jos ir jaučia iš karto, kad kuria vertę. Mums kitaip, truputėlį ilgiau užtrunka, kol mes pajaučiam vertę ir poveikį. Tada, kai partneriai įsitraukia ir imasi patys skleisti žinutę. Ir čia nėra apie pinigus, čia yra apie ryšius, ar ne, tą visą networkingą, apie darbuotojų įsitraukimą. Sveiki, čia Akme grupės tinklalaidė ir šiandien susitikome pakalbėti tema, kodėl verslui neužtenka tik gerai uždirbti, bet taip pat svarbu ir elgtis atsakingai. Ir ne per teoriją, o per realius pavyzdžius. Aš esu Sigita Paulauskienė, Akme geri darbai komandos vadovė ir šiandien pas mus svečiuose yra Gintarė Dzindziletaitė Kelmelė, DevBridge Foundation vadovė ir jaunimo linijos vadovė Diana Bukantaitė. Malonu Jūs matyti. Akme grupė socialinę veiklą vykdo jau 10 metų. Kasmetinės gerų darbų mugės metu surenkama suma mūsų akcininkų yra dauginama iš 10, taip suteikiant mums fondą ateinantiems metams geriems darbams. Augančiai sumai iškilo poreikis įkurti atskirą fondą. Ir taip prieš 4 metus atsirado VŠI Akme geri darbai. Gintarė, o kaip DevBridge kilo mintis įkurti atskirą fondą ir kokia to istorija, ką tai davė? Aš galiu gal, sveiki visi, labai smagu gauti pakvietimą tokiai temai pakalbėti, kurioje esu jau turbūt kokius apie 10 metų. Tai iš kur aš esu ir apie ką yra fondas ir kaip kilo idėja. Tai DevBridge Foundation yra JAV ir Lietuvoje įsteigtas filantropinis fondas buvusios profesionalių paslaugų kompanijos DevBridge bendraįkūrėjų, 8 bendraįkūrėjų, kurie nusprendė tęsti socialinę misiją, kurią jie vykdė ir darė dar turėdami į kompaniją. Tai pardavę kompaniją, jie nusprendė visi skirti ir skyrė fondui $10 milijonų į Morgan investicinį fondą, iš kurio grąžos mes ir gyvenam. Tai grąžą mes išleidžiam partneriaujant su partneriais. Galėsiu gal papasakoti daugiau apie patį fondą vėliau, bet pati idėja, man atrodo, yra unikali tuo, kad tai yra 8 skirtingi žmonės, kurie šiuo metu kuria kitus verslus, bet juos vienyje ta buvusios kompanijos legacy, galima sakyti, yra išlikęs DevBridge Foundation. Palikom pavadinimą vien dėl to, kad prisimintumėm, kokius tuos darbus darėm, ir man labai džiugu matyti, kad buvę darbai, kurie vyko tuo metu, vis dar tęsiasi. Šiuo metu mes jau kitokias veiklas vykdome, tai galėsiu plačiau papasakoti kokias. Diana, o kaip iš socialinės organizacijos pusės, ar šitie dedikuoti fondai padeda kurti ilgalaikį poveikį, labiau negu vienkartinės paramos? Tai irgi sakau, labas visiems, gera būti būtent Akmės podcast'e. Tai apskritai jaunimo linija veikia jau 35 metus, tai tų patirčių mes tikrai turime įvairių. Bet aš kaip vieną iš geriausių pavyzdžių ir dažnai pasakoju būtent Akmės, ar ne, va tą gerų darbų, Akme geri darbai, turbūt ir tą fondą, ir tą veiklą. Ir turbūt dėl to, kad man atrodo, kad yra labai tada aišku, ar ne, nes būtent fondas pasitvirtina daug aiškiau kryptis ir tada atsiranda mano galva ir ne tik, kad ta socialinė atsakomybė ant popieriaus užrašyta ir kažkam skirti pinigai, kaip parama, tiesiog imkit, padarykit, čia mums reikia ir varnelė padėta, bet būtent įsitraukimas ir to pokyčio kūrimas kartu. Nes tai nėra jau ta vienkartinė parama, ar ne, nes irgi kai fondas jau, nežinau, čia jūs abi geriau pakomentuosi, turbūt irgi turi savo tikslus, savo strategiją ir kryptis, tada ir daug lengviau sekti tą rezultatą ir jo siekti kartu ir žinoti, kuriuose vietose ten turbūt gali ar ten didėti parama, ar įsitraukti daugiau net į ir, nežinau, nevyriausybinio organizacijų veiklą, nes ne vien tik pinigai yra tai, ar ne, kas kuria tą pokytį. Taip, kaip tik norėjau paklausti, kai kalbam apie socialiai atsakingą verslą, dažnai galvojam apie finansinę paramą, bet iš tikrųjų galbūt yra svarbi arba net svarbesnė
Kita parama, tarkim, žinomumo didinimas, pro bono paslaugos, galbūt savanorių įsitraukimas. Mes netgi savo partneriams esame padėję išsigryninti rėmimo, strateginės veiklos kryptis, taip pat padėję komunikacijos klausimais. Ar jūs gal irgi esat kažkokių pavyzdžių patyrę per savo ilgą gyvavimo laiką? Taip, ir aš vis tiek turiu, kaip pasakyti, pripažinti, kad finansinė parama yra svarbiausia, nes būtent iš to ir gyvena nevyriausybinės organizacijos, ar ne, tą gali turėti kasdienybės, pavadinkim, rutiną, tiesiog, ar ne, nes reikia lygiai taip pat darbuotojams atlyginimus mokėti, patalpų reikia, ir atrodo, kad reikia kažkaip šitos sąnaudos pasimiršta arba jos nereikalingos. Tačiau būtent, man atrodo, ir yra ta partnerystė arba tas pokytis atsiranda, kai mes ne vien tik eurus vertinam. Ir vertinam tai, kad yra visų pirma šiaip palaikymas, ar ne? Ir mes, pavyzdžiui, apskritai jaunimo linijai mes atskiriam partnerystę ir paramą. Parama yra finansinė ir tai, kaip ir sakiau, be galo svarbi ir mes nežiūrim kartais dydžio. Ar viena organizacija ar žmogus gali pervesti 100 eurų, ar 1000, ar 20 000. Kartais ne tai yra. Tai yra tiesiog išreiškiamas veiklos palaikymas. Bet kai kalbam apie partnerius, tai ir kalbam apie tai, kad labai svarbu turbūt dalintis, ne, ir tie mainai. Tai gali būti, kad mes, irgi turiu gerų pavyzdžių, tarkim irgi vieno banko komanda, tiesiog IT komanda padėjo mums sužaidybinti, ar ne, vieną leidinį, tiesiog jį paversti internetiniu ir tai buvo ta savanorystė, kur organizacija skiria valandas, ar ne, ir mes gaunam fainą produktą ir jie įsitraukia, ir jie mato prasmę, ir jie laimingi. Gal kitas pavyzdys, jeigu kalbėt apie pavyzdžius, tai yra ta pati akcija Žalia šviesa gyvenimui, kur kažkada jinai gimė COVID-o niūrę pavasario dieną, susijungus Zoom ir atrodė, tai neaišku, kokie bus draudimai, ten, kas čia jungs viską žaliai, kad čia pirmą kartą, kas čia kalbės. Bet būtent verslo įsitraukimas, ten pastatų įžiebimas, ten gatvių, apšvietimas, savo prekės ženklo ar ne, pakeitimas tą dieną žaliai, pokalbį su darbuotojais išaugino tą akciją iki to, kad šiandien mes kalbam ne tai, kad čia, mūsų viena akcija, ne, tai yra jau turbūt, kaip sakom, jau nacionalinė akcija, kuri žinutė, kurios pasiekia 2 milijonus, ar ne šiandien, 1,8 žmonių. Ir čia yra apie tai, kad čia ne pinigai suveikia. Taip. Suveikia, ar ne, partnerystė, bendradarbiavimas, tikėjimas, palaikymas ir visi kiti dalykai. Aš gal pridėsiu, kad partnerystėje yra labai svarbu pinigai ar ne, ar pagalba, kokia kitokia pagalba gali būti. Tai čia yra tokia gal siaura riba, kada pinigai tikrai yra labai svarbu ir man atrodo, pavyzdžiui, dirbant su partneriais, aš kaip tik labai stengiuosi nekišti trigrašio į jų veiklą, padėti ten, kur jiems manau, kad reikia tos pagalbos, galbūt tas verslo patirtis arba savo patirtis arba mūsų founderių patirtis, nuvedant juos, tarkim, pamentoriaujant, kažkiek padedant išsigryninti, kaip ir jų strategijas, tai taip. Bet kartais yra ta tokia riba, kada jeigu duodi ar ne paramas, tada gal kažkokias savo sąlygas pradedi, savo norus, savo statyti ir tada išsikreipia partnerystė, man atrodo, nes juk organizacijos dėl to tu pas jas ir ateini, dėl to, ką jos daro. Tai čia ir man būna pamoka būti lankščiai ir žodžiu, prisitaikyti prie to, ką daro organizacijos. O partnerystė ateinanti iš organizacijų, iš verslų, jinai vienareikšmiškai labai vertinga. Mano gal asmeninis toks pavyzdys, kada mes organizavom vaikų, pavyzdžiui, akademiją regionuose ir bendradarbiavom su partneriais, kurie teikia turinį, administravo visą, mes padėjom su mentoriais iš organizacijos. Ir tai praturtino ne tik vaikams gaunama vertę, bet ir pačiai organizacijai, nes ir turinys galimai pagerėjo ir apskritai komanda kitokia įvairesnė pasidarė. Tai visą laiką verta apsvarstyti, bet tuo pačiu nepamiršti, kodėl ateini pas tą organizaciją, kad nestatyti savo sąlygų dėl to, kad, tarkim, skiri pinigus arba žinai, kaip veikti efektyviau. Ačiū, tikrai puikus pavyzdžiai. Tai aš dar pridėsiu, man atrodo, kad vėlgi, kalbant apie, ką Gintarė, žinai, sakai, kad
dalintis ar ne, kaip ir jūs padėti kurti strategiją. Gal vyksta organizacijose mokymai pas jūs ar ne, kurių dažniausiai nevyriausybinės organizacijos nelabai gali sau leisti nusipirkti. Ar ne? Tai pakvieskit kartu, ar ne, ten keletą žmonių, nei ten pakeis kažką, bet bus ta prasme, kad ir augti galima kartu, nes kuo toliau, ar ne, mes, kaip ir sakom, natūralu, kad ten mokymai, konsultantai, augimas ar ne, darbuotojų yra viena svarbesnių krypčių, nu, bet kurioje organizacijoje, ar tai būtų verslas ar nevyriausybinė organizacija, bet gali būti, kad ta parama, ar ne, pirmiausia skiriama tam pagrindiniam tikslui ir šalia po to sakyti, kad jo čia darbuotojai mokės kažkur keliavo, važiavo ar panašiai, yra mums sudėtingiau, tai čia nekalbu būtinai apie jaunimo liniją apskritai, ar ne, tai gali būti verslui be galo paprasta, ar ne, pakviesti dar keletą žmonių prie savo kažkokios motyvacinės sistemos, prijungti kažkokią savo nevyriausybinę remiamą organizaciją, kuri irgi gali, ar ne, kažkokiu gauti verčių, naudų ir panašiai. Ir man atrodo, tada ta partnerystė ir formuojasi, kai mes neskirstom, o sakom, galim dalintis, ar ne, ir lygiai taip pat iš tų nevyriausybinių organizacijų, gera girdėti, Gintarė, tave, žinai, kad taip palikti laisvę veikti ir daryti tai, ką jos gali geriausiai ir taip, kaip moka. Galima padėti su patarimais, mokymais ar ne, su kompetencijom, bet kalbam apie kitus dalykus. Gal prisimenate kokį momentą, kai pagalvojot, pavyzdžiui, oho, čia mes tikrai kažką pakeitėm ir ne tik ataskaitoj, kokia tai situacija buvo? Geras klausimas. Tai turbūt tų dalykų, man atrodo, ir vyksta dažnai kasdienybė, ar ne, kai mes vertinam kartais ne skirtus eurus, bet tą partnerystę. Tai vėl gal grįšiu dabar, kadangi jau pati paminėjau žalią šviesą gyvenimui, bet tada, kai partneriai įsitraukia ir imasi patys skleisti žinutę, ar ne? Ir tada tu žiūri žmonės, nežinau, influenceriai arba ten tiesiog, ar ne, kažkokios tai darbuotojai ir visa kita, tampa kaip ir mūsų kampanijos jau ambasadoriais, ar ne, kalba, apie kuriuos mes net nežinom, ar ne, ir ten matai, kad žaliuoja visi socialiniai tinklai ir visa kita. Ir čia nėra apie pinigus, čia yra apie ryšius, ar ne, tą visą networkingą, apie darbuotojų įsitraukimą, apie tikėjimą ir tada pasklinda, ar ne. Tai kai, man atrodo, aš grįžtu prie to, kad jeigu partneriai tiki, o ne tiesiog dėl varnelės ar socialinės atsakomybės ar kažkokio tvarumo ataskaitos, ar ne, daro dalykus, tai labai kažkaip organiškai ir gaunasi. Tai gal grįšiu prie žalios šviesos, kuri per 5 metį ar ne tapo, kad spalio 10 dieną vaikai eina į darželį apsirengę žaliai, bet jau truputį nežino kodėl, ar ne tik žino, kad apie emocijas reikia šnekėti ir emocinę sveikatą. Ir man čia yra daug daugiau, bet tai tikrai pasiekėm tada, kai įsitraukia partneriai. Aš gal taip iš kitos pusės galiu, tarkim, kada pajaučiam, kad partnerystė gavo didžiausią vertę. Organizacijos, kurios tai daro hands-on, tarkim, tai jos ir jaučia iš karto, kad kuria vertę. Sudėtingiau yra verslams arba filantropiniams fondams, kadangi buvau ir versle, ir dabar jau filantropiniam fonde, tai mums kitaip, truputėlį ilgiau užtrunka, kol mes pajaučiam vertę ir poveikį. Kadangi The Bridge Foundation, mūsų fondas yra labai stipriai orientuotas į poveikį, mūsų gal tokia pagrindinė viena iš vertybių ir pirmoji yra bendradarbiaujant ir vertinant partnerius yra poveikio nustatymas. Tai kaip mes tą pajaučiam ir kada pajaučiam, gal pavyzdžiais. Man atrodo, kad kadangi mūsų viena iš krypčių yra inovatyvių žinių prieinamumo didinimas, tai konkrečiau švietimo sritis, dažniausiai poveikis šitoje srityje atsiranda po 5, kartais net ir po 10 metų. Tai labai svarbu išsigryninti tuos rodiklius, kur link eini. Ir kadangi vieną projektą dar anksčiau esam darę 8 metus, dar prieš susikuriant fondui, poveikis pasimato dabar. Ir pravedus apklausą, ką vaikai, pavyzdžiui, veikia šiuo metu, yra nuostabu matyti, kad jie jau kuria savo, pavyzdžiui, verslus arba yra pasirinkę perspektyves profesijas, kurios yra paklausios ateityje. Tai man atrodo, čia yra labai tinkama partnerystė, kada, kaip sakyti, aš vėl kartojuosi, gal su to lankstumu ir požiūriu tą long term, ilgalaikiai perspektyvoj. Tai tokios partnerystės yra labai sėkmingos, man atrodo. Žinoma, yra ir tų tokių, kur staigiai pokytį gali padaryti ir tokių, manau, kad yra daugybė įvairiausių, kaip paremti vaikų liniją, pavyzdžiui, daugiau ar ne, kad galėtų, tarkim, skirti daugiau finansų, įdarbinti žmonių, kad galėtų daugiau vaikų padėti. Tai yra ir tokių, bet jeigu norisi tokios, nežinau, ilgalaikės, tai turbūt su jaunimo linija reiktų galvoti kokią nors atskirą iniciatyvą, ten tarkim.
Tai va, Tai aš pritarčiau, kad svarbiausia sutarti rodiklius, ar ne? Ir čia tas yra lankstumas, apie kurį Gintarė kalbėjo, ir neįstrukimas veiklą, nes aš turiu pavyzdį, kai, paremė rėmėjas, ar ne, finansiškai, kitais metais skambina, sako, tai ar jau mažiau skambučių? Ir man toks yra, bet kaip tai geriau, kad daugiau gal ar ne, nes mes ir skatinam ir drąsinam kalbėtis, nekaupti ten tų emocijų, ar ne, būtent savanoriai apmokyti tai daryti. Ir mūsų tikslas savaime nėra mažiau skambučių čia staiga per metus kažkodėl, nes mes neįtakojam nei aplinkos veiksnių, nei geopolitinės situacijos, ar ne. Didžiausias poveikis, tų pinigų, kad tai gali būti galbūt daugiau savanorių tuo metu, ar ne, ir tiesiog jie gali būti paruošti, galbūt atsilieps daugiau skambučių. Tai čia ta mūsų reaktyvi veikla, ar ne, kur mes, ją pamatuojam. Čia susikalbėjimas svarbu labai. Taip, o proaktyvioje veikloje tai yra visai kiti dalykai, nes mes daugybę dabar jau ir projektų darom edukuodami, ar ne, tam, kad augtų ateityje ta atspari emociškai Lietuva, ar ne, nes šiandien dienai tas jaunas žmogus, kuriam ten nuo 16 iki 30 kelių paliktas, ar ne, kartais būna tikrai tipo jau suaugęs, bet toks kaip ir nesuaugęs. Tai va čia tas tarp verslo, man atrodo, ir tos nevyriausybinės organizacijos turi būti irgi labai nuoširdus pokalbis, bet kartu sutarti, tai ką matuojam, kas svarbu, nes tiesiog, jeigu aš įsivaizdavau, kad duosiu 1000 eurų ir bus mažiau skambučių, taip nebus, nes mūsų tikslas kitas, ne, mūsų tikslas yra, kad žmonės kalbėtųsi, nekauptų emocijų ir kuo labiau emociškai būtų edukuoti, to atsparumo ar neįgytų, o ne tam, kad tiesiog dabar mažiau, tai geras rodiklis. Taip, ačiū. Tai manot, kad verslo parama prisideda prie tiesiog jaunimo emocinės sveikatos gerinimo ir pilietiškumo, galbūt skatinimo, moko juos brėžti ribas, tiesiog savo jausmų atpažinimo ir kitų dalykų, drąsos kalbėti? Taip, ir turbūt čia ir yra su kiekvienu, ar ne, mes turim labai skirtingus rėmėjus. Ir čia taip tiesiog irgi tą buitį neparodant yra dalis rėmėjų, kurie perveda tiesiog, ar ne, pasirinktą sumą ir sako, tikim jumis, darykit, mums nieko nereikia, mūsų neviešinkit, niekur nedėkit, darykit, ką darot ir viskas, ar ne. Yra dalis, kurie nori būti siejami, ar ne, ir nori tos informacijos, jiem įdomios, ar ne, tiem, tai kas, ką galim, ką tie pinigai sukuria, kokį poveikį, kokią vertę, ar ne. Bet kai kalbam plačiai, tai aš grįšiu prie Gintarės, tam tikri dalykai gali būti matuojami gerokai vėliau, nes viena nevyriausybinė organizacija, jinai staiga pasaulio nepakeičia, ar ne, tas poveikis, jis atsiranda po truputį ir čia kalbu truputėlį plačiau, verslas skiria paramą, ar ne, tarkim, jaunimo linijai. Mūsų tikslinė grupė yra nuo 16 iki 35, ar ne, taip įsivaizdavimu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu jūs ir su savo, ar ne, komandom darbuotojais kalbėsite apie tai, kodėl skiria tą paramą, kaip svarbu, ar ne, kokia emocinė sveikata svarba pas jūsų organizacijai. Čia turbūt didžiausias poveikis, nes mes matom tai truputėlį plačiau, mes galvojam apie tai, kad vien jau tai, kad viską daro pas mus, arba 95% dalykų daro savanoriai, tai pati ta savanorystės kultūros skatinimas yra labai didelis irgi įdirbis, ar ne, tam, kad Lietuvoje mes turėtume tą ir pilietiškumo daugiau, ir atsakomybės. Antras dalykas be abejo yra ta reaktyvi veikla, skambučiai, chatas, atsiliepiam tada kitam žmogui sunku, kuris neturi su kuo kalbėtis. Bet tų skambučių metai iš metų nemažėja ir kreipinių, ar ne, ir tada pas mus atsiranda tai, ką galim daryti visi kartu daugiau, kad proaktyviai, kad iš tikrųjų ta karta, kuri dabar yra, kuri dabar kurs šeimas, augins vaikus, ar ne, dirbs, ar ne, įvairiose organizacijose, gautų tą palaikymą emocinės sveikatos temoje ir kartu sujungus, ar ne, turbūt tas pajėgas, žinias, kompetencijas, pinigus, ar ne, visą kitą, tas poveikis greičiausiai nebus rytoj. Jis bus po keliarių metų. Jis nebus rytoj, bet greičiausiai, tarkim, kadangi aš atstovauju tą kitą pusę, ar ne, kur ieškom partnerių, bet labai svarbu jau nuo pradžių vis tiek turėti išsigryninus rodiklius, veiklos, įsitraukimo, motyvacijos, nežinau, čia mes leidžiam jau partneriams patiems pasirinkti. Ir jais ir būti skaidriais, žodžiu, pasakoti, kaip sekasi, kur nesiseka. Ir tokiu būdu gilinti, stiprinti tą partnerystę. Ir tada jau po 50 metų, jeigu tai yra tęstinis projektas, ilgalaikis patikimas partneris, augantis partneris, tada yra labai nuostabu džiaugtis rezultatais. Čia labai geras kampas, papildysiu Gintarę ir tiesiog galvoju apie tą ilgalaikiškumą, ar ne? Kai mes kalbam apie tą partnerystę, man visą laiką susijusi
ne su metais, ne su vienkartiniu dalyku, ar ne? Nes tai, tada mes ir galime matuoti poveikį, kai mes kartuojam vieną ar kitą veiklą. Yra tikrai savanorystės, kur reikia padėti, nežinau, išdalinti maistą, ar ne? Kalėdų dovanas gal ten, supakuoti, išpildyti kažkokias, ar ne, vaikų ten norus, svajones. Tai taip, čia labai greit galim pamatuoti tą, pavyko, nepavyko, įsitraukė darbuotojai ar ne, tai taip galim žiūrėti. Bet ten, kur yra, tai ilgalaikiai projektai, labai pritariu, kad iš pat pradžių reikia, kartu siekti kažkokių tikslų, išsigryninti, ką matuosim ir kartu žiūrėti, kaip sekasi, nes, nebūtinai visą laiką sekasi, gali būti, kad nebūtinai sekasi, ar ne, ir tada kartu ieškoti, kaip galim daryti kartu, nes taip pat būna, manau, ir versle, ir valstybės valdyme, ir nevyriausybinės organizacijos. Iš jūsų abiejų girdžiu, kad ne tik NVO mokosi iš verslo, bet taip pat ir NVO moko verslą, net pačiam galbūt to nesuprantant tam tikrų dalykų bendradarbiaujant. Tai labai tikrai gražu ir prasminga. Gerai, dar pakalbėkime apie švietimą, kadangi mes su DevBridge Foundation labai stipriai investuojame į švietimą. Tai ACME grupėje švietimas nėra vienkartinė parama, tai yra daugiau tokia ilgalaikė investicija. Lietuvoje neturime daug gamtinių resursų, bet turime žmonės. Dėl to mes renkamės tiesiog investuoti, tai yra ne kaip filantropija, o strateginė investicija į mūsų visų ateitį, į pilietiškumą, konkurencingumą ir tiesiog kurti tą aplinką, kurioje mums visiems ateityje norėsis gyventi, dirbti ir kurti verslus. O kodėl DevBridge pasirinko investuoti į švietimą ir kokį jūs galvojate poveikį tai gali sukurti? DevBridge Foundation, tai dabar galiu truputį papasakoti, kokias mes kryptis ir kodėl būtent švietimas. DevBridge Foundation misija yra skatinti viso pasaulio lietuvius, nesvarbu Lietuvoje, Australijoje, Šveicarijoje, nesvarbu kur, daryti poveikį trijose kryptise. Viena iš jų ir ta mūsų pagrindinė prioritetinė yra inovatyvių žinių prieinamumo didinimas. Mes suprantame, kad didžiuosiuose miestuose kokybišką švietimą galima gauti greičiau, lengviau, tuo tarpu regionuose sudėtingiau. Ir mes tą jau esam patyrę, čia iš patirties tiesiog. Žinom, tuo pačiu ir mūsų keli fondo vadovai yra iš regionų kilę ir dėka gero kokybiško švietimo, gerų mokytojų ir mentorystės, jie turėjo galimybę pasirinkti teisingą kelią ir kurti teisingus verslus. Tai mes norime regionų vaikams, jaunimui padėti, nesvarbu per mokytojus, per kitas organizacijas, gauti tą kokybišką švietimą, būtent inovatyvų, nes esame kilę iš profesionalių paslaugų tech kompanijos, norime suteikti vaikams galimybę nuspėti ir patekti į tą ateities, atspėti, kokia čia ta ateities karjera laukia. Tai konkrečiai mūsų sritis yra šita ir mes jai daugiausiai skiriame paramų. Antras sritis, kadangi esame iš verslo kilę, tai yra skatinti verslumą. Neremti verslų, mes neremiam startuolių ar kitų organizacijų, kompanijų, bet remiam, jeigu tai yra socialinis verslas, per jų paslaugą. Mes skatiname verslumo įgūdžius per mentorystę, per mokymasi. Tai mums yra svarbu, kad tie vaikai vėliau kurtų verslus ir tie verslai, žodžiu, būtų scalable, kaip ir minėjai, kad gamtinių išteklių daug neturim, o turime labai gerus, protingus žmonės, tai norisi jiems padėti tą potencialą ir atskleisti. Trečia kryptis yra mūsų nukreipta jau į Lietuvos kultūros identiteto matomumą pasaulyje. Norime iš tikrųjų visą tai sudėjus, norime, kad pasaulyje žinotų, jog lietuviai yra protingi, kultūringi, siekiantis pirmų vietų, laimėjimų, o ne tik dalyvauti. Tai čia yra fondo tokia misija ir švietimą mes pasirinkom būtent dėl to, mes esam filantropinis fondas, bet tuo pačiu čia žodžių žaismas turbūt kaip pavadins, ar ne, investavimas, mes neinvestuojam, neprašom grąžos, apart to, kad prašom parodyti poveikį, bet mes tikime, kad investuodami į pagrindą patį, į švietimą, turėsime galimybę ir suteiksime vaikams patiems kurti tą savo ateitį. Žodžiu, kad nereikia prevencinių programų, jų galbūt nebereikės kurti, nes jie patys kurs savo gražią aplinką ir aplinkai savo kolegoms aplink. Tai mūsų nuomonė, kad mes dėl to ir remiame tokias organizacijas kaip Švietimas numeris 1 ir jungiamės iš tikrųjų ne tik su parama, bet dalyvauju pati ir valdyboje. Ir tas tikslas ambicingas turėti Lietuvos švietimą kaip numeris 1 Europoje, jisai tikrai yra įmanomas. Tik tais reikalinga
partnerystė tarpusavy. Tai man labai smagu girdėti, kad ir Acme Group švietimui skiria prioritetą ir dabar žiūrint, kas vyksta pasaulyje ir pagal tai, kaip jungtinės tautos buvo išskyrusios, kad iki 30 metų pasieksime didžiulius tikslus mūsų darnių, ar ne, tikslų įgyvendinime, matosi, kad kažkaip einam į kitą pusę ir tiek metų praleidom ir nieko. Tai gal vėlgi reikėtų grįžti prie švietimo temos. Tai mes taip labai žiūrim plačių vaizdų į švietimo sritį, bet labai gal nišinės sritis yra išskirta, kad būtent technologinės inovacijos STEAM kryptis ir regionų vaikams. Tai čia taip plačiai papasakau ir apie fondą, ir apie tai, kodėl mums švietimas labai svarbu ir tikrai visą laiką bus prioritetinis skiriant paramas. O kaip jūs atsirenkat, su kuo bendradarbiauti, juk daug iniciatyvų? Tai ar čia žmogus koks nors paperka jūs, ar poveikio aiškumas, ar idėja jūs patraukia? Norėčiau sakyti kažkas vienas konkretaus, bet tai yra tokia, sakykime, sudėtis visko, labai kompleksiškai gal, bet mes atsirenkam partnerius pagal tai, ką jie jau yra nuveikę. Mes galbūt nebendradarbiaujame su tik idėjos stadijoje esančiais partneriais ir mūsų gal tikslas yra ir noras, tarkim, mūsų iniciatyva, per pavyzdį galiu gal pasakyti, paskutinė, kurią rugsėjo mėnesį paleidome, tai buvo dirbtinio intelekto įrankius, būtent švietimui pritaikytus įrankius suteikti mokykloms. Ir pasirinkome 3 ETEC Lietuvoje sukurtus startuolius, būtent, kad Lietuvoje stengiamės paskatinti lietuvius veikti šioje srityje, nes tikrai yra gabus ir jie veikia jau ne tik Lietuvoje, bet ir kitose rinkose užsienio. Mums jau rodiklis, kad tai yra patvirtinta ir veikia. Ir siekiame 40 mokyklų, 1000 mokytojų, 12 000 vaikų. Ir kadangi tai yra iškeltas toks didelis tikslas, mums irgi jau rodo, kad mes jau pasieksime didelę tikslinę auditoriją, tą, kurią mes esame išsiskyrę. Tai pripažinimas partnerio, atskaitomybė, skaidrumas, tikrai ne vieno žmogaus vaidmuo. Kaip tik atvirkščiai, sakyčiau, jeigu organizacija laikosi ant vieno asmens, negerai, nes tada, jeigu tas žmogus išeis, kas tada darys toliau. Tai mes kaip tik išsigryninam, kad taip nebūtų. Turim tikrai labai aiškę, griežtą savo susikūrę vertinimo sistemą, kada yra pildoma paraiška, kada jeigu didesnės paramos, nes mes skiriam nuo 2000, jeigu tai yra visai kažkas mažo, iki keliasdešimt tūkstančių eurų paramos per metus vienam partneriui. Vėliau didinam sumas, jeigu patvirtina poveikio rodiklius, kuriuos buvo išsikėlę, tai tada tęsiam partnerystę. Čia gal grįžtu dar prie to paties, kad testinės partnerystės yra labai gerai, bet tokie fondai kaip mes negalim pažadėti, pavyzdžiui, daryti 5 metus iš karto pasirašyti sutartį, nes gyvenam iš investicinės grąžos. Tuo pačiu, man atrodo, tai yra labai gerai, nes tai nuolatinį bendradarbiavimą su partneriais skatina, kad, kaip sakant, neužmigti ant to, kad aš gavau finansavimą ir viskas, ar ne. Tai čia taip truputį išsiplečiau galbūt, bet partnerius atsirinkti nėra lengva. Mes gal esam kaip fondas viso pasaulio lietuviams skirtas, labai skatinam Lietuvoje kurtus startuolius, organizacijas nevyriausybinės, nes kaip ir sakiau, pačių startuolių neremiam, bet remiam mokyklas, kad jos įsigytų startuolių įrankius. Bet jeigu atsirastų, tarkim, geras, stiprus partneris, akivaizdžiai darantis poveikį, kuris yra sukurtas užsienio autorių, mes ir su tokiu bendradarbiautumėm, jeigu jisai suteikia naudą ir vertę lietuviams, pavyzdžiui, pasaulio lietuviams. Taip plačiai apie viską. Taip, ačiū. O Diana, kas padeda jaunimo linijai, pavyzdžiui, užmegzti dialogą su verslu? Juk yra ir didelė konkurencija, kaip jūs, pavyzdžiui, ar jaučiate tą tarp NVO konkurenciją ir kaip jūs save pastatote tą pirmą vietą, kad su jumis pasirinktų bendradarbiauti verslas? Tai čia manau, kad ta NVO konkurencija gal tas poreikis tiesiog, ar ne, mes dabar tikrai, jau Lietuvos ta nepriklausomybė mums tikrai pakeitė ir pačią visuomenę, kad mes turim daug iniciatyvų ir norim daryti gerus dalykus ir vienos ten idėjos tik dabar kūrėsi, daug yra ir anksčiau veikiančių, ar ne, tai čia ir konkurencija ir kartu mes matom, kad ta konkurencija yra sveika tuo, kad mes visi darom kažką gero, ar ne, visuomenį. Čia, ne tai, kad saugi daraisi vienus ar kitus, ar ne, tą, gėrį, kurį, ar ne, tiesiogiai, bet būtent, kad konkurencija šitoj srity yra, bet jinai turi kažkokį kitą, daug tokį
šiltesnį prieskonį, sakyčiau, ar ne? Kaip atsitinka, kad kaip mes turbūt patraukiam verslo dėmesį, tai Sigita, jūs galėtumėt, ne, kaip Akme grupė pasakyti, nes esat irgi pasirinkę remti ir mūsų ir akciją, ir pačią organizacijos veiklą, bet man atrodo labai svarbu, ar ne, kalbėtis. Ir kalbėtis ta prasme, kad papasakoti, ką veikiam, kaip tai darom, kaip skaičiuojam, ar ne, o ne tiesiog ateiti ir sakyti, jūs mums skolingi, nes mes gerus dalykus darom, ar ne. Tai va čia tas turbūt ir yra ieškojimas bendrų taškų, ieškojimas ypač apie jų partnerius kalbu, ar ne, vertybių atitikimo, to požiūrio, ar ne, kad kaip dirbam, ką norim pasiekti, kodėl darom vienus ar kitus dalykus. Tai turbūt yra ir mes jau turim tikrai užtarnautą tą reputaciją organizacijos, vat, kaip Gintarė minėjo, kad irgi žiūri, ar jau turit kažkokius pasiekimus, ar ne, kad ne tik turim super wow idėją, kaip išgelbėt pasaulį, bet turbūt mes kitais metais švęsim 35 metų gimtadienį, tai per tą laiką mes turim įvairiausių iniciatyvų, projektų, pasiekimų, bet tos pagrindinės veiklos, kur 24 valandas per parą, tiesiog savanoriai būdi ir atsiliepia į skambučius. Tai man atrodo, kad jau taip apibendrinant, kalbant su verslais, labai svarbu, ar ne, žiūrėti, ar iš tikrųjų, tos, nežinau, tarkim, jūsų socialinio verslo, nežinau, strategija, gairės, kryptis, tikslai yra panašus, nes mes šiandien irgi kalbam, kad apie emociškai atsparę ateities Lietuvą ir sakom, galim būti labai IT išsilavinę, ar ne, galim turėti susikrovę išvykimo krepšius, bet jeigu emociškai, ar ne, sugriūsime tą minutę, tai greičiausiai nepadės daugybę dalykų. Ir mes tą emocinę sveikatos temą matom kaip būtiną švietime ir edukavime, ar ne, ir kalbant apie įvairaus amžiaus grupės, bet ir ypatingai jaunimo. Ir su verslu tada žiūri, ar pakeliui, ar irgi tai svarbu, ir viskas okei, jeigu ne. Va čia, man atrodo, truputį gal skirtingai, nes aš pati esu dirbus irgi ir versle, nėra jokio pykčio, čia svarbiausia yra, kad palikti duris atviras bendradarbiavimui su tom organizacijom, kur tikslai sutampa, ar ne, ir papasakotas apie save parodyti, nes, man atrodo, Lietuva tokia maža, pakalbi su vienu, tada tas su kitu ir žiūrėk, jau atrandi, ar ne, tą organizaciją arba tą partnerį, su kuriuo tikrai pakeliuoji daug labiau. Čia labai norisi ir sureaguoti, nes labai svarbius dalykus pasakė Diana ir keletas gal tokių patarimų būtų iš savo pusės. Labai svarbu partneriui ateinant pas verslą, truputį kalbėti ir verslo kalba, kad man tas patinka, give the numbers, tell the story, tai šitą turėt omeny ir būtinai pasiskaityti apie pas ką tu eini, nes tuo pačiu ir man, tarkim, jeigu rašo ir nori susitikti ir bendrauti, kur aš matau, kad visiškai netitinka strateginės krypties, aš suprantu, kad daro labai gražius dalykus ir taip, bet fondas, tarkim, yra išsiskyręs 4-3 kryptis, tai man tada iškart rodiklis, kad nesigilina, nenori to, vadinasi, bendradarbiavimo lygiavertiško, nes nežino, kas mes esam, kodėl kreipiasi į mus. Tai labai patarčiau partneriams, kurie ieško, tarkim, paramų, pasiskaityti, pas ką ateina. Ir man labai stipriai žavi tos organizacijos, kurios atliepia ir žino, į kurią kryptį ateina. Kitas dalykas, ką dar irgi norėjau sureaguoti, gali taip nuskambėti, ar ne, tai dabar mes bendradarbiaujam tik tai su solidžiais, patvirtintais, jau kažką nuveikusiais partneriais. Tai kaip tiems, kurie tik startuoja, kurie mato, kad yra problema ir nori spręsti. Kartais į kurios dalykus galima daryti ir be didelio finansavimo pradžioje. Tai, man atrodo, tą pačią pradžią padaryti su tiek, kiek aš galiu, kiek aš noriu ir turiu, yra irgi labai stiprus rodiklis, ateinant pas partnerį ir jau kalbant, kad aš jau šitą esu nuveikęs be paramos, bet su parama dar tiek padaryčiau. Tai žodžiu, truputį paanalizuoti, einant pas verslą, mokėti, stengtis kalbėti jo kalbą, ne tik pas verslą, ir pas fondus tas pats, ir atkreipti dėmesį, ką jie veikia ir šiek tiek pasistengti pačioj pradžioje tą savo įvaizdį jau suformuoti. Ir tikrai yra įmanoma. Čia kaip ir startuoliai tą patį daro, taip ir nevyriausybinės organizacijas tą patį gali. Visiškai pritariu, Gintarė, nes man irgi didžiausią įspūdį padaro tos organizacijos, kurios ateina tikrai kaip į verslo susitikimą, pasiruošusios, žinodamos, kuo mes užsiemam ir netgi turi pasiūlymų mums galimai partnerystei, ne tik rėmimui. Bet vis dėlto šiai dienai dar tokių organizacijų nėra daug.
Ir yra buvę, pavyzdžiui, ir pas mus, kad labai buvo dideli lūkesčiai, bet dėja jie nesutapo. Na, kai dabar jau turime strateginės kryptis išsigryninę, yra šiek tiek lengviau, bet anksčiau tikrai yra sunku atsakyti, kai žmogus prašo ar organizacija prašo paramos. Tu iš tikrųjų norėtum turbūt visiems duoti, bet va tos kryptis tave šiek tiek nukreipia ir darosi lengviau. O yra buvę pas jūs kokiu atveju, kai vat, nesutapo lūkesčiai, kai netgi galbūt ir jau po paramos suteikimo įvyko kažkokie dalykai, kur supratot, kad taip daugiau nedarysit? Kadangi fondas yra jaunas dar labai, tarkim, jisai yra įsteigtas 23 metais, bet taip aktyviai pradėjo veikti tik tais nuo šių metų vasario. Aha. Tai tokių pavyzdžių dar neturiu, gaila, neturiu pasidalinti, nes visi partneriai, su kuriais mes bendradarbiaujam, jie tikrai atliepia tuos išsikeltus rodiklius. Aš, kas stengiuosi daryti, leidžiu jiems, suteikiu galimybę, kas man iš pradžių buvo nauja ir keista, bet patiems išsikelti tuos rodiklius, kuriuos jie norės pasiekti. Mes pateikėm vieną kitą, tik tais, kas liečia panaudojimą, motivaciją, ten tarkim priklauso nuo iniciatyvos bendros. Bet tikrai, pavyzdžiui, yra taip, kad prasidėjus ten, tarkim, iniciatyvai, projektui, nėra pasiekiami. Jau dabar aišku, kad nebus taip iki galo. Man tai yra, jeigu tai yra slepiama, nesakoma, tai va tada man tai yra rodiklis, kad aš tikrai nebetęsiu su šitų partnerių bendradarbiavimo. Bet jeigu yra dalinamasi, kalbama, kaip galim padėti, nes tikrai mes turim įrankius ir kitokius, ne tik finansinius. Aišku, tai yra mūsų didžioji dalis pagalbos finansiniai kaip filantropinio fondo, bet tada galima pasiekti daugiau. Tai tokių atvejų, kad partnerystė nutrūktų, nebuvo, bet tikrai buvo tokių atvejų, kur ta partnerystė drebėjo, gal anksčiau, gal iš patirties, ir kur reikėjo iš naujo, ten tarkim, pasidaryti susitikimus, iš naujo visas strategijas susipildyti. Ir prireikė laiko, nes, 10 metų ar ne, tarkim, bendradarbiauju su įvairiom organizacijom, kad organizacijos pataptų atviros, kad pasakytų, kur suklydo. Čia toks, kaip sakyt, mokytis reikėjo šito. Ir tai atsiranda ne su visom organizacijom. Dažniausiai per laiką irgi reikia ir jiems priprasti prie mūsų. Tai gal tokio konkretaus pavyzdžio neturiu, bet pavyzdys tik tas, kad, tarkim, biudžetai, kurie buvo irgi, mes, tarkim, neprašom atgal finansų, bet mums yra svarbu žinoti, kaip tie pinigai, kur jie yra leidžiami. Arba poveikis tas pats, čia dabar toks buzzwordas ar ne, bet ir kaip jį pamatuoti. Na, yra tikrai labai sunku, mes patys suprantam, kad labai sunku pamatuoti, ypatingai švietimo, kultūros srityje, bet yra įmanoma. Ir neužtenka tik istorijas gražias papasakoti, reikia mokėti ir duomenimis tai papasakoti. Tai vat tokius dalykus susitvarkius, jau buvo lengviau bendradarbiauti su partneriais. Ir man tai yra smagu, pavyzdžiui, čia atsiprašau, gal daug kalbų, bet man tai yra smagu matyti, kad nevyriausybinės organizacijos nori ir mokosi ir pirmiausia, ten, tarkim, yra tinklaveikla, vertės pasiūlymą, kaip mokėti padaryti, tas pats skaidrumas, poveikio matavimas. Tai man smagu matyti, kad nevyriausybinės organizacijos tikrai labai pasistumėjusios kai kurios yra. Tai tas bendradarbiavimas tik tais gerėja, man atrodo, ateityje žiūrint. Taip. O tikėkime tų tokių, jeigu ir bus blogų atvejų, tai per atvirą bendradarbiavimą, per komunikaciją, galų gale, jeigu ir nepavyksta, ar ne, tarkim, visai blogai, na tai nutrūksta ta partnerystė, gal po 5 metų, po 3, po 2 grįž pasitobulinę. Diana, dar sugrįžkim, minėjai, kad po paramos, po metų verslas sako, kad ar sumažėjo tų skambučių, tai manau, jūs kaip organizacija tikrai turite įvairių pavyzdžių savo istorijoje, kai galbūt ir supratot, kaip jums reikėtų eiti, kaip jums reikėtų bendradarbiauti su verslu ir tiesiog ką duoti jiem mainais. Aš atsimenu gal vieną tokį susitikimą su rėmėju, kuris atvyko pas mus į ofisą. Nu ir mes ten turim savo lentą, ten sudėlioti visą ten strateginės kryptis, rodikliai, kurių siekiam kiekvieno mėnesio skaičiai, tokia lentelė, kad ir savanoriai bet kada matytų. Ir mes patys ten sekam ir ten, sakyčiau, yra gal koks, trečdalis gal tik to, tai ką mes sekam, ką matuojam ir taip toliau. Ir jis taptelėjo, ir ten tikrai ženkli buvo parama, bet taip sako, kas čia, prie tos lentos. Tai čia mūsų asmeniai skaičiai, atsiliepiamumas, kiek valandų būdėm, čia kiek savanorių, kokia kaita, ir ten pradedi pasakoti.
Sako, bet mes tiek nematuojam, kiek jūs matuojat ar ne. Ir sako, tai va, pasakokit, įrodykit, ar ne, tos dalykus labai paprastai, nes atrodo, bet čia tokia, tokia buitis mūsų, ar ne, čia taip, kaip ir visigi taip daro, ar ne. Tai va čia tas buvo gal pokytis, kad, gal ne visi, ne, gal ne visi parodo, nes pas mus tikrai organizacija, aš sakyčiau, man labai gera po daugybės metų iš savanorio kėdės jaunimo linijoje Kaune kažkada, kai buvau 12-okė, sugrįžti į vadovės poziciją ir matyti, kokia yra organizacija. Ne, čia ne mano nuopelnas, ta prasme, aš čia tik dabar jau 5 metus, bet taip kaip į vadybą buvo pažiūrėta 10 metų atgal, kai supratom, kad, organizacija čia labai panašiai ir aš nematyčiau va čia skirtumo su verslu, nes kaip ir startuolis pradžio ir ne kaip ir NVO. Jis gali su labai gera idėja turėti kažkokį poveikį, bet tam tikrų metų yra, jau atsimušam į ribą, kur aš galiu padaryti tiek ir skeilo nebus, ar ne, nebepadarysiu daugiau, nes jau arba augti reikia, arba daryti va tik tiek, kiek darau. Tai man labai gera matyti, kad jaunimo linijų ten prieš 10 metį buvo priimtas sprendimas, kad vadyba yra esminis dalykas ir atsirado ir valdyba, ar ne, ir vadybinės žinios, ir rodikliai, ir strategijos, ar ne, ir matavimai. Tik tiek, kad mes jau įpratom ir mums netrodo, kad tai yra išskirtinumas kažkoks, atrodo, kaip ir visur darom, tai tas pats, ar ne, tai aišku matuojam. Ir va čia turbūt atrodo, kad kartais pas vienus nueini, bet aš čia gal grįšiu prie to, kad lūkesčiai būna įvairiausi ir vieniem ar neremėjam visai neįdomus rodikliai, bet jiem tikrai įdomu, o dėl ko skambina. O kaip tie savanoriai, o kaip naktį jie būdė ar ne, ir jiem reikia istorijų, tų tikrų istorijų, kaip mes gyvenam, kitiem reikia labai aiškių rodiklių, ką matuojam, kaip dirbam, kaip išleidžiam pinigus ar ne, kas mums svarbu, kokiais principais veikiam. Tai man čia turbūt apie tai, kad tiesiog su kiekvienu rėmėju ir kuri ryšį, ar ne, ir tikrai daliniesi, tik tai mums lengva, kad mes daug turim ir tada nėra sudėtinga kalbėti tą kalbą, kurią nori. Vieni nori skaičių, kiti nori istorijų, kiti nori visko kartu, kiti nieko nenori, o kiti sako nieko. Viską žinom ir mes ten bandom nuvažiuoti, papasakoti, nes mes su partneriais dalinamės. Aš tai labai daug kalbu apie mainus, ar ne, nes mes irgi turim ką duoti kaip organizacija, ar ne. Mes turim to know-how ir darbuotojam, ar tai kažkokią paskaitą, ar mokymus tuo, ką mes tikim gyvenamės, dalinamės su tais partneriais, kurie jau tikrai ne pirmus metus atėjo ir lygiai taip pat, ar ne, mums sudėtinga, kai yra nuo mažiukių sumų iki labai didelių, tai turim irgi labai tvarką vidinę, ar ne, ką su kokiais, kiek galim sau leisti tų mainų. Bet grįžtant, sakyti, prie to klausimo, yra buvę atveju, kai ir lūkesčiai nebūtinai sutampa, ar ne, jeigu paskambina ir sako, ar sumažėjo skambučių po metų, nes 1000 eurų davėm, ar ne, visoje Lietuvoje, nesvarbu, kad ten karas ar ne, geopolitika, ten ir visa kita. Mes sakom, ne, tai mūsų tikslas nėra tas. Ir jeigu tu supranti, kad neįtikinė, kad esminis dalykas yra suteikti žmogui galimybę kalbėtis, ar ne, kad jis nekauptų ten savyje ir viso kito, tai gali būti, kad taip mes to rodiklio tiesiogiai ir nesiekiam, ar ne, nors atrodo kalbam. Ir labai mano svajonė būtų, kad vieną dieną jaunimo linijos tiesiog nereiktų. Visi turėtų prieinamą psichologinę pagalbą, turėtų su kuo kalbėtis ir mes sakytume... Vizija tokia. Nes mūsų vizija yra ne vienas nepaliktas vienas, ar ne? Ir staiga nelieka to, ar ne? Žmogaus visi turi pagalbą, tai labai gerai, ar ne? Taip. Super. Bet šiuo atveju tai mūsų tikslas yra, kad tas žmogus, kuriam reikia, gautų pagalbą. Ir kalbant apie edukacinius projektus, tai ten yra truputį kiti tikslai, ar ne? Tai irgi mūsų yra tas momentas, kad regionuose yra gerokai kita situacija negu Vilniaus ir Kauno burbuluose, ar ne? Ir lygiai taip pat su ta psichologinė pagalba, emocinė parama. Bet čia grįžtų prie to, ką Gintarė sakė pradžioje ir turbūt ką darom kartu, tai pokalbis, ar ne? Pradinis pokalbis partnerystėje, o taikos siekiam kartu, kur mes galim būti lankstesni ir irgi gal kažką ir pamatuoti, ir gal kažką pasižiūrėti, o kur sakom, ne, tiesiog gal kiti tą puikiai padarys, bet mes matom savo kelią ir keliausim vienaip ar kitaip. Tai tų lūkesčių susiderinimas, man atrodo, yra labai svarbus etapas, kurį praleidžiam kartais, ar ne? Ir ten, kur nėra fondų, nėra socialinės atsakomybės strategijų, pirmą imkit ir po to, bet kitais metais mes, žinokit, norim seneliam kažką gerą padaryti. Irgi labai gerai ir fainai, žinai, bet tada to pokyčio ir poveikio gali būti šiek tiek mažiau, nes, kaip Gintarė sakė, jūs, fondas gaunat grąžą ir tą grąžą, tiesiog, ar ne, tada paskirstot, organizacijom. Lygiai taip pat nevyriausybinės organizacijos, ką jos neturi pardavimų kaip tokių tiesiogiai prekių ar paslaugų.
mes parduodam ar ne tai, bet tai yra pardavimas, nes mes parduodam galimybę prisidėti prie gerų darbų. Ir lygiai taip pat metus pradedam nežinodami, o kiek galėsim padaryti ekstra, nes visiškai priklausys nuo to, kokia parama bus skirta. Ir kuo daugiau mes galim užsitikrinti kasdieniai veiklai, ar ne, savanorių išlaikymai, motivacijai, darbuotojų atlyginimo patalpom, tada atsiveria ta erdvė daryti ekstra projektus ir daryti ekstra mile ir kartu jau su partneriais siekti tų tikslų. Ačiū Diana už pasidalinimą. Ir jeigu įsivaizduotume idealų scenarijų, kaip reikėtų verslui ir NVO susitikti, kaip pasikalbėti, apsikeisti lūkesčiais dar prieš pasirašant paramos sutartį. Koks tai būtų scenarijus? Atsisukot į mane. Tai aš tai džiaugiuosi, kad daugėja įvairiausių renginių, kuriuos organizuoja tiek individualų žmonės, tiek organizacijos, kur gali susitikti turbūt verslai su nevyriausybinėm organizacijom. Bet kitas variantas, kam laukti kartais ir tų renginių, gali tiesiogiai kreiptis į verslus ar ne, ir ypatingai labai gerai tuos, kurie turi išsiskyrę savo fondus ir atsakingus žmonės, kaip ir pasikartosiu, tiesiog persiskaičius apie ką yra verslas, kokia jo yra kryptis, kokios vertybės. Tai labai labai svarbu, norint, kad laiškas nepaskestų kažkur ir nebūtų pradingęs. Tokiu atveju yra buvę, kur pavyzdžiui, mes ar ne finansuojam ir švietimo sektorių, bet prašo mūsų socioemocinių, kas irgi labai svarbu, arba gamtos mokslų, nežinau, miškų terapijos ir panašiai. Tai yra nuostabus dalykai, bet mums, tarkim, ne mūsų strateginiai krypti ir tie laiškai, jie dingsta, pasimeta. Tai man atrodo labai geras scenarijus yra pasidomėti visų pirma, į ką kreipiesi, ir sukurti tą vertės pasiūlymą, neaiškinant organizacijai, ką aš tokio gero darau, bet kodėl jums tai turėtų rūpėti pagal jūsų vertybės. Jeigu neįmanoma to sužinoti turbūt iš puslapio, website ar kažko kito, tai tikrai yra LinkedInas, galima surasti žmonės, parašyti. Man atrodo, visi mielai bendradarbiauja ir kalbasi, ką ir minėjo Diana, kad kalbėtis yra labai svarbu. Tai išsiaiškinus, sukontaktavus ir pateikus tą pasiūlymą, manau, kad tikrai verslai tie, kurie yra ir propaguoja socialinę atsakomybę, turėtų reaguoti. O tokių verslų Lietuvoje yra tikrai nemažai. Tai mano gal toks scenarius labai trumpas ir aiškus, nes po to jau, žinot, kiti žingsniai yra jau, kada jau ir verslas jau įsikiša su savo poreikiu ir stato kažkokias, nežinau, ar tai sąlygas, ar rodiklius prašo išsigryninti. Bet taip, man atrodo, kad svarbu jo kalbėtis ir tikrai neiti pas organizaciją, kuri nėra tau į temą, nes tokiu atveju gali tik supykti tą organizaciją tikriausiai, nes to laiko, atrodo, nėra daug ir netgi būna ir nesureaguoja, juk kiti net neatrašo. Tai kad taip nebūtų, svarbu yra išsigryninti, kur linkinam. Ir kad, kaip ir pasikartosiu, kad žinoti, kokią vertę aš tau teikiu, koks yra galutinis rezultatas, o ne ką aš veikiu visus šitus metus ir darau. Tai, ir dar gal toks trečias, paskutinis, ką aš minėjom, ar ne, apie skaičius, istorijas, vieniem reikia to, kitiem mano, kitiem tretiem visko, tai mes gal tie, kur visko, ir jeigu ateina partneris papasakodamas skaičiais tą bendrą vaizdą, ką jie veikia ir ką daro, bet istorijos jos yra, žinokit, kaip čia sakyti, esminis dalykas, kodėl norisi bendradarbiauti ir remti. Ir jos yra labai reikalingos. Ir būtent iš tų žmonių, kurie tai gauna tą vertę. Tai ir nepamiršti parodyti, kokią vertę aš sukuriu iš tų žmonių, kurie gauna mano paslaugą. Iš kitos pusės mūsų scenarius, galvoju, kad aš vis tiek grįšiu prie to, kad kalbėtis reikia, ar ne? Ir pasakoti, žiūrėti, ir nei viena partnerystė, kuri šiandien jaunimo linijoje yra, ta jau tikrai ilgalaikė ir auganti, ir parama, ir bendri projektai, jinai neatsirado per kartą. Ir čia, man atrodo, daugybė, ar nevyriausybinių organizacijų, ar kartais net ir tų pačių verslų, ar socialinių verslų, pakalbėjau ir nieko, ar ne? Tai taip, dažnai ir verslaigi turi, ar ten fondai, biudžetus, kuriuos tvirtinasi, ar ne, ten kažkuriuo laikotarpiu, ir gali būti, kad nepakliuvai tuos metus ir atsaukiai, bet man atrodo, jeigu tiki veikla, jeigu matai, kad yra panašios kryptis, kartais neišsigryni, kad gal ten ir nepatinki, ar ne,
bet būna, kad kitą kampą parodai. Nu, ir mes ne su vienais esam dirbę, kur sakė iš pradžių, nežinokit, mes tai tik su vaikais ir su švietimu, tai čia visiškai Gintarė ne apie jūs, bet turiu omeny. Ir tada parodai, kad švietimas gali būti ir ta emocinė edukacija, ar ne, vat irgi ta dalis, ir kad tas jaunas žmogus irgi vat iš to vaiko perauga ir randi tų bendrų kampų, kurie šalia. Bet taip, jeigu, nežinau, jie remia, nežinau, klimato kaitą, ar ne, nu, tai natūralu, kad mes, nu, taip staigiai nerasim bendrų taškų, bet būnagi žmonės visur yra istorijos ir kartais net ir verslas, net neprašant paramos, pamato tą kampą, kai tu žinai, ką tu darai, kaip tu skaičiuoji, kaip tu matuoji ir kodėl. Jeigu organizacija labai per sakinį ar du negali pasakyti kodėl, ar ne, tai irgi lygiai taip pat sudėtinga, kodėl jinai yra, ar ne, bet kai nežinau, pasakoju aš kartais ir pradedantiem, ir mažiem verslam, ar ne, arba socialiniam, o jeigu vienu sakiniu, ką jūs darot, ir va čia yra labai svarbu networkingo renginiuose ir parinkti tą sakinį, bet man labai dažnai padeda, mes aš sakau, kaip, nežinau, kaip medikai, policininkai ir gaisrininkai gelbėjam gyvybės, ar ne, ir tada, jeigu yra tas pokalbis toliau, tai tu ir pasakoji daugybę dalykų, arba kuriam vėl su kitais nušviečiam tai, kad ateities Lietuvoje būtų žmonės, kurie gali valdyti valstybę, auginti šeimas ir kurti toliau tą Lietuvą, nes jeigu mes susigriūsim, tai nebus taip paprasta. Tai va tie scenarijai, žinai, turbūt yra įvairūs, bet labai svarbu žinoti, kodėl egzistuoja, ar ne. Irgi pritariu tikrai Gintariai matyti, kad kažkaip panašiai keliaujam. Mums tai labai dar svarbu ir vertybiškai, nes turim atvejų, kai parama yra parama, bet partnerystėj mes turėjom pasakyti ne. Dėl to, kad vertybiškai ta organizacija su emocinė sveikata pas save viduj dar yra gerokai toliau, negu mes įsivaizduojam, kad turėtų būti. Čia labai geras kampas partneriams, kad ne tik verslas renkasi, net ir partneriai turėtų rinktis, su kuo nori bendradarbiauti. Taip, ir čia yra, žinai, tų istorijų, kur tai parama, tai, žinai, tie pinigai, ta organizacija, kaip sako, mes tikrai neteisėjai, mes iš vis jaunimo linijai turim vertybę lygiavertiškumas ir plačiaja prasme, kad žmogus, kuris skambina, yra toks pat, ne, kaip ir savanoris, ir mes turim tą pokalbį ir organizacijoje, nežinau, su kolegomis ar ne, mes galim tikrai keistis ir be jokių pozicijų daryti, bet lygiai taip pat ir su rėmėjais ir partneriais mes nevertinam, ar čia vieni geri, kiti blogi, tam yra, nežinau, teisinė sistema Lietuvoje, ar ne, kuri pasako, bet į partnerystę, ne tik apie paramą kalbu, jau keliaujam su tais, kur mūsų prekės ženklas, mes jį brangiausia, ką turim. Lygiai taip pat, tai jis turi būti šalia tų, kurie matom, kad savo veikloje rūpinasi, nežinau, savo darbuotojų emocinę sveikatą, ar ne, ir taip toliau, ir ne tai, kad čia mes sumokėsim ir būsim su jumis, jūs paremėm, tai mes geri. Tai yra atveju, kai partnerystėje sakėm ne. Tai nėra labai lengvi beje momentai, kur turi paaiškinti, bet tai galim daugiau duoti. Bet tada labai, ką iš to labai gražiai Diana plačiai papasakojo ir man dar toks iš kitos pusės irgi yra įstrigęs, kad nepasakyti gali ir partneris, ir verslas, ir nieko čia tokio. Vat, galbūt ateityje išeis bendradarbiauti. Tai man yra smagu girdėti, kad nevyriausybinė organizacija taip supranta, nes labai dažnais atvejais man reikia lyg pasiteisinti ir dažnai kartoju, kad suprantu, kad jūs gero darot ir panašiai, bet mūsų strategijai, mūsų šiandienai dienai tiesiog išnaudotas biudžetas arba netitinka tos krypties, tai galima tikrai sugrįžti ir galima bendradarbiauti. Čia nereikia užverti durų. Tai man labai smagu ir gera girdėti, kad organizacijos tą supranta, nes dažnai tenka ilgai, kaip ir jums turbūt, ar ne, jūsų organizacijai sakyti, kodėl nenorim su atitinkamu verslu dirbti, tai ir mums tas pats. Tai gal reikia tiesiog duodant tokiam verslui pasakyti, ką jūs galėtumėt patobulinti pas save, kad galėtumėt kitais metais ateiti pas mus. Ačiū, tikrai puikios įžvalgos ir patarimai. Ir gal tada jau paskutinis klausimas. Jeigu verslas klausosi šios tinklalaidės, kokį jis galėtų padaryti mažą, bet prasmingą žingsnį? Labai trumpai. Turbūt atsisukti į savo žmones, pasižiūrėti savo kultūrą, kokia jinai yra ir apie ką jinai yra, vat koks prioritetas toje kultūroje. Ir pasirinkti organizaciją, kuri atitinka tą kryptį. Ir tiesiog leisti organizacijai ateiti su pasiūlymu. Tokiu būdu būtų suteikta galimybė abiems, ar ne, įgalinant darbuotojus ir įgalinant organizaciją. Negalvoti vienam ar dviem žmonėm versle, kaip čia dabar mums sugalvoti tą iniciatyvą kartu, o pasidaryti galbūt apklausą,
pasižiūrėti, ko norėtų darbuotojai ir paskelbti konkursą ir laukti, kokios iniciatyvos ateis. Tai man atrodo labai paprastas atsisukti į save pradžiai, kad būtų galima pradėti nuo socialinės atsakomybės projektų. Ir turbūt tada labai aišku bus, kurį čia tą tvaraus vystymosi tikslą atitinka jūsų organizacija, o ten yra jau begalybės pasiūlymų, kokių iniciatyvų galima daryti. Aš galvoju, kad taip, va ten, kur, žinai, jau strategijos, kur jau pakeliavę ar jau yra socialinė atsakomybė tie verslai, tai čia turbūt tik iššūkiai kiti, ar ne, kaip galbūt didinti, arba kaip matuoti didesnį poveikį daryti, arba praplėsti tą veiklą. Bet jeigu įsivaizduoju įmonę, kuri tikrai niekad neremia nieko, ar ne, ir va dabar yra gal visai galimybė, kad ir nedidelė suma prisidėti, aš galvočiau, kad gal iš karto reikia kalbėtis. Aš prie to kalbėjimosi grįžtu, ar ne, su tai žmonėm, kurie dirba, kurie, vis tiek turbūt kalbam apie šiek tiek, dar, nežinau, ne tas korporacijas, kurios jau viską pasitvirtinė ir taip toliau, bet kalbėtis su komanda, su tais pagrindiniais žmonėm. Ir man labai noris, kad nuo pat pradžių ateitų momentas įtraukti žmonės. Ir man gražiausios tradicijos atkeliauja tada, ne kaip įmonė ten skiria kažkokią paramą ir tiesiog, žinai, padarėm. Va, jau gerimės, bet kalbėti, ką norim šiemet paremti, galbūt ir be didelių strategijų kol kas, paskatinti darbuotojus ar ne irgi įsitraukti asmeniškai, nes jeigu jie pasirenka įmoniai didinti tą sumą kažkokią tai dalimi arba irgi pažadėti, kad ar ne, mes va tie galim skirti ir gal galit jūs ar ne, nežinau, tos visas pyragų dienos tradicijos ir visa kita, tai jos iš tikrųjų, man atrodo, sustabdo visus ir ta socialinė atsakomybė ir yra apie žmonės, apie organizaciją, ne apie punktuką ir pliusiuką prie jo. Tai man atrodo, kad tiesiog susėskit kartu pasikalbėti, išsirinkit pradžiai, kas artimiausia komandai, organizacijai pagal veiklą arba kur skauda, arba kur norisi prisidėti. Visi pagalvokit, ką galite padaryti ir tai bus jau gera pradžia, bet po šito susitikimo būtinai susėskite dar kartą. Nes čia tas vienas, ar ne, jis labai gražus ir tada aptarkit atveju ir pagalvokit, o kaip kitais metais galėtume daryti, nes va čia turbūt ir yra to tęstinumo labai daug kur trūksta, ar ne, mes matom, kad, užeina ypač būna metų šventės, metų pabaiga, ne tos, nežinau, tradicinės šventės, kurios įvyksta, kalėdos, atsiranda gerumas ir toks, va, kažką čia padarau, ne, bet po šito labai noriu, kad po pirmo žingsnio dar būtų tas antras, aptarkim, ar kaip jautėmės, ar ne, kaip paremėm, ką padarėm, kaip papasakojom ir tada jau gal pradėkim truputį planuoti. Tai vat toks. Aš gal tiesiog tik tais pridėsiu, kad ir savo patirties reikia tiesiog įgalinti savo žmonės, kad jie jaustųsi to socialinės atsakomybės projekto dalimi. Tai va taip reikėtų, man. Aš turiu tokią kitą istoriją, galiu papasakoti pabaigai, ko nedaryti gerai. Prašau. Nedarykit taip, kad direktorius pasirenka įmonę, pats jai perveda pinigų, tarkim, iš įmonės. Tada verčia darbuotojus eiti tenais ir daryti kažką. Tada paskambina į tą nevyriausybinę organizaciją, kurią paremia ir sako, dabar paskambinkit mūsų darbuotojams ir padėkokit, kad jie nustebtų. Tai nedarykit taip, ar ne? Vat įgalinkit žmonės, darykit kartu, kad ir maža suma, nesvarbu, ar ne? Tai darykit tai, kas tikrai darbuotojams suteiks pasididžiavimo jausmą, kad jie dirba jūsų būtent organizacijoje, jūsų versle ir kuria vertę ne tik verslui, bet kuria bent dalelę vertės visuomeniai. Ačiū labai už tokį šiltą ir praplečiantį požiūrį pokalbį. Ačiū Jums, kad buvote kartu ir klausėte Akme grupės tinklalaidės.